Ačiū gerbiamas pirmininkė. Kolegos, vyriausybės nutarimu yra įvesta ekstremali padėtis dėl balionų tų vadinamųjų, kuriais keliauja kontrabanda į Lietuvą. Mano supratimu, pati ekstremalioji padėtis, kurioje atsidūrė Lietuva, yra mūsų politikų kaltės. Dėl to, kad vietoj to, kad stengtumės išvengti tos ekstremaliosios padėties, mes įvedame Lietuvą į tokią situaciją, kurioje neketina diplomatai kalbėti ir už mus pradėjo kalbėti Jungtinės Amerikos valstijos. Laimė, Jungtinės Amerikos valstijos iš tiesų padeda Lietuvai ir jūs jau turbūt girdėjote, kad pažadėjo ir pasakė aukšti Jungtinių Amerikos valstijų atstovai, kad kontrabanda greičiausių metų turėtų sustoti, todėl kad yra suderėta su Baltarusijos valdžia, kad jie pradėtų kontroliuoti kontrabandos siuntimą iš Baltarusijos į Lietuvą. Ką darome mes, vietoj to, kad lukteltumėm ir pamatytumėm, kas įvyks toliau, nes panašu, kad Jungtinės Amerikos valstijos savo žodžio laikosi ir nesišvaisto. Keista buvo, kaip mūsų diplomatijos atstovai neišgirdo buvusio Baltarusijos Jungtinių Amerikos pasiuntinio pasakymo, kad Lietuvai reikia atidaryti sienas. Šitą išgirdo, per keletą dienų ir atidarė, bet kad reikia dėrėtis. Tai vietoj to, kad Lietuva dėrėtųsi, pratylėjom, vaidinam, kad išliksim orus ir nesikalbėsim, nors diplomatai kitaip turėtų elgtis. Ta padaro už mūsų Jungtinės Amerikos valstijos. Ką darome mes? Mes siūlome ekstremaliosios padėties atveju leisti kariuomeniai turėti visas teises prieš civilius gyventojus. Cituoju, kad visi suprastų, ką mes šiandien priimame. Nutarimo projektu siekiama suteikti kariams privalomus teikti nurodymus. Pirma, privalomi nurodymai fiziniai ir juridiniam asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams, čia kariuomenė turės teisę, persekioti ir sulaikyti asmenys nevykdančius karių privalomų nurodymų arba įtarimus, laikinai apriboti galimybę patekti į tam tikrą teritoriją ar patalpą, sustabdyti joje vykdomus darbus, tikrinti asmenų transporto priemonių, ginklų ar kitų daiktų dokumentus, atlikti asmens apžiūrą ir jų turimų daiktų patikrinimą, sustabdyti ir tikrinti ar apžiūrėti transporto priemonės, jose esančius krovinius ir daiktus, taip pat asmenys ir jų bagažą, panaudoti specialiasias priemonės. Ir taip toliau. Kariuomenė, kaip nepaprastoji padėty, įgyja teisę kontroliuoti ir persekioti kiekvieną fizinį asmenį. Mano supratimu, mes darome didžiausią klaidą, nes dar kartą atbaidome ir parodome, kad Lietuvoje yra ne kas kita kaip kariuomenės valdoma valstybė ir kad mes esame karo zona. Tai yra labai blogas ženklas visiems investuotojams, atkreipiu dėmesį. Apskritai mes padarome taip, maža to, kad mes apribojame asmenų teises ir suteikiam kariuomeniai teises, kurias turi tik policija. Ką mes darome toliau? Mes dargi perspėjam visą užsienį, kad Lietuvoje gyventi yra nesaugu, nes pas mus kariuomenė gali daryti tai, ko negali daryti jokioje demokratinėje valstybėje. Pirmas aspektas. Antras aspektas. Kas yra keista šitame nutarime? Kad jisai neapsiriboja ekstremaliosios padėties atveju. Šiuo atveju yra suteikiama kariuomeniai teisės atlikti šitas intervenciją į privačių fizinių asmenų ir juridinių asmenų teises 3 mėnesiam. Aš klausiu kolegos, kodėl 3 mėnesiam? Todėl, kad tai yra maksimalus terminas, koks yra leidžiamas įstatyme. Bet maksimalus terminas. Kodėl mes nepribojame ekstremaliosios padėties paskelbimo momentu? Ir paskutinis aspektas. Kolegos, mano supratimu, mes net ir teisę pažeidžiam. Cituoju karinės jėgos naudojimo statuto 13 straipsnio 1 prim dalį, kuri pasako, kada galima kariuomeniai suteikti tokias teises. Tik tai esant 2 sąlygom. Pirma, ekstremaliojo įvykio mastas sparčiai didėja. Antras, kai siekiant išvengti grėsmės visuomenės rimčiai yra būtina. Ar iš tiesų ekstremaliojo įvykio mastas sparčiai didėja? Aš tokių duomenų neturiu ir negirdėjau, kad būtų pateikta. Ačiū kolegos. Linkiu, kad Lietuva būtų demokratinė, atvira, investicijoms skaidri valstybė, o ne priešingai mes panašėtumėm į karo stovyje esančią valstybę.
Prašom spręsti balsuojant. Ačiū. Balsavo 63 Seimo nariai, 47 už, 3 prieš, 13 susilaikė. Po svarstymo nutarimo dėl teisių kariams suteikimo ekstremaliosios situacijos atveju pritarta.